Iranas ir žydai ir persai yra beprotiškai senų kultūrų palikuonis. Aleksandro Makedoniečio laikais, dar prieš mūsų erą, rimtai kalbant, būtent iš ten atsiranda persų, sakykime, imperijos dalis pradeda formuotis. Lygiai taip pat mes iš Švento rašto žinom, kad žydų valstybė pradėjo formuotis kada Sauliaus, Dovydo ir Saliamono laikais. Viena valstybė, po to jins kyla. O kada ateina iš Babilono, Babilonas kur, jeigu pasižiūrėjus pagal istoriją, kur randasi Irako ir dalyje Irano pusės, ir ateina to Babilono imperijos karalius ir nukariauja Izraelį, kada jau yra suskilusi šita valstybė po Saliamono, suskilusi žydų valstybė į dvi dalis, Judėją ir Izraelį. Izraelyje, sakykime, 10 alkūnių, kaip dabar, 10 genčių, kalbėkim taip, o Judėjoje yra 2 gentys. Jeigu šitą Judėją valdo ką? Būtent Jeruzalę, ne ką nors kitą. Na, visa ta pas juos, visa tai yra, kaip žydai, visa tai kelia ant paviršių pastoviai ir būtent ten semėsi tos, na, sakykime, idėjos arba ideologijos, ten pamatą matų. Taip ir persai lygiai taip pat iš ten, iš tos gilumos, nepriklausomai, kad jie buvo paskum nukariauti, perkariauti dar istorijos per tuos tūkstantmečius įvairiai, buvo juk žydai, taipogi, va tas ir Izraelis dabartinis buvo nukariautas. Ką sako ir su kuo nesutinka būtent Iranas, kaip palikuonių Persų imperijos, Babilono, Persų imperijos, palikuonių, kuo nesutinka? Jie sako, negali būti šitoje žemėje Izraelio. Tai yra pasakymas. Bet gali būti Judėja, nes jinai liko ir buvo sudaryta, tai buvo sąjungininkė būtent tuometinis Persų pavidale, reiškia, Babilono imperijos. Štai kur yra tas ginčas senovinis. Izraelio neliko, jis buvo nukariautas, jo žmonės buvo ištremti, taip toliau panašiai, bet Judėja liko. Ir jeigu jūs norit, žydai, maž darykit jūs savo, reiškia, Judėją, bet sukūrė Izraelį. Ir va čia yra tas toks nesutikimas istorinis, bet nereiškia, kad jie pasiruošė Izraelį sunaikinti. Tai nereiškia, kad jie pasiruošė Izraelį sunaikinti. O kodėl Izraelis staiga pajuto dar prieš, anksčiau, reiškia, pajuto tokį, juk tie pasimušimai tarp Izraelio ir tarp Irano, tarp kitų, reiškia, su persai, tai ne arabai. Dar kartą kartoju, persai tai ne arabai, tai ne Saudo Arabija, tai ne kitos aplinkoje esančios arabų, reiškia, valstybės. Ne, tai yra visiškai skirtingas dalykas ir tai yra šiitai. Kodėl būtent, reiškia, Izraelis taip pasijuto, kad įdamas už gerklėsiems? Tiek laiko, jis kariavo, bet visados kažkaip tai, tiesa, pirmuosius karus pradėjo ne jisai. Pabandė Egiptas, pabandė, reiškia, Sirija kartu su Egiptu, pabandė kiti, jam pavyko išlaužti, jam pavyko sumušti, taip toliau, tai būtų atskiros kalbos. Kur yra ta paslaptis? O jeigu ten nėra Izraelio egzistencijos klausimas? O jeigu tai yra paėmus penkiaknygę, arba kitaip pasakius tą, kas sudaro Torą Senajam testamente? Na, ką ten žydams pasako, kada, reiškia, būtent Mozė veda juos ir parodo Kanaano šalį. Kanaano tai buvo nedidelė šalis. Aš dovanoju tau šitą šalį, Mozė ten neįėjo, jeigu rimtai pagal tą šventą raštą, reiškia, ten įėjo kiti. Ir sako, nuo Nilo iki Eufrato. Pasižiūrėkit, juk tai įeina ne tik tai dalis, reiškia, Egipto kabukas, kampas, reiškia, bet realiai kalbant ir Sirija, ir dalis Irako. Na, ir čia yra egzistencinė kova. O jeigu mes priimsim tą dalyką, kad pasaulis pradėjo skaldytis ir išliks tik tie, kurie sugebės sukurti tam tikrą, sakykime, savo aplinką aplink save, tada tampa visiškai aišku, kodėl Izraelis būtent šitais savo pečiais bando prasiplėsti savo žemės. Ideologinį pagrindą jis turi. Tai yra šventas raštas. Tora. 5 knygų, pirmusios 5 knygos. Turi. Viešpats pažadėjo. Tikėjimas pas juos stiprus.
Bet juk Izraelį gyvena labai daug pasaulietiškų žydų, jau kurie praktiškai atėjo iš Tarybų sąjungos, iš kitų kraštų, bet ten yra ir nemažai ortodoksų. Beprotiškai šitie net į karus nenori eiti. Jis sako, mes meldžiamės už Izraelį. Ir Izraelis išlaiko juos. Jie net dirbti neina, o dauginasi jie pakankamai greitai, dėl to, kad jie lygiai taip pat yra, na, sakykime, šituo klausimu kontraceptinių priemonių jie nenaudoja ir panašiai, kiek viešpats davė, tiek turės. Viskas yra viešpaties vardu. Bet juk šitai tautybei priklauso ir didelių, galingų finansinių korporacijų galvos. Šeimos valdo. O kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra transnacionalinių korporacijų įtakoj ir labai galingoj, dabar bando išsivaduoti nuo to, o Europa ir ypatingai Jungtinė karalystė iš viso, kaip centras Jungtinė karalystė, yra transnacionalinių korporacijų, pirmiausiai finansinių korporacijų valdžia. Nu, tai Izraelis gauna paramą, gauna ir finansinę, ir visokią kitokią, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pagaliau, jeigu reikės, nusamdys masę žmonių, masiškas armijas, kad tik tai eitų kariautų iš Izraelį. O požiūris, sakykime, tam tikros judėjiškų diasporų viršūnių, požiūris į kitą pasaulį yra visai kitoks, negu mes įsivaizduojame. Kas užstojo palestiniečius tikrąją tą žodžio prasme, kada prasidėjo ten genocidas? Nu, įvardinkim normaliai, tai kaip yra. Iranas. Kodėl? Nu, kodėl? Jūs suprantat, kada, sakykim, nebeliks Palestinos ir Izraelis pasiims Gazos ruožą, arba prasidės karas didelis su Iranu ir nebeliks, sakykim, galbūt nuo to Izraelio, Iranui nuo to nebus geriau, nes jeigu Izraelio neliks, arabai eis ant šiitų, eis į Persiją. Ta kova yra būtent tas kaip lakmuso popierėlis, tas Izraelis. Arba toj pusė, arba toj pusė. Tai yra labai rimta, tai nejuokinga. Jeigu Izraelio neliks, Iranas susijims su Saudo Arabija, su kitais, tai būtinas variantas, nes supraskit, tada Iranas, sakykim, lieka labai galinga figūra, galinga imperija, o šiitai, kas tai yra? Tai yra Irako dalis labai didelė dalis Irako. Kur dar yra šiitai gyvenantys? Būtent visose naftingose, sakykim, tuose teritorijose, kurios priklauso šiandien Saudo Arabijai. Palei tą šiaurinį kraštą. Ne pietiniam krašte nafta gaunama, o būtent pagal šiaurinį kraštą. Ten gyvena šiitai. O kur dar šiitai yra? O Azerbaidžanas kaip yra? Šiitai ir sunitai. Pasidomėkit. Tai, kad Azerbaidžanas, sakykime, ir ten kai kurios kitos kalbos yra kilusios iš tiurkų kalbos, kurią bando Erdoganas suvienyti per šitą kalbą, būtent per tą ir padaryti, kad tokia tiurkų rimta sąjunga prieš visus likusius panašiai pavyksta, tai nereiškia, tai yra kalbos variantas. O štai tikėjimo variantas, religijos variantas yra visai kitokiam išsidėstyme. Juk daug kas, jeigu šiitai šiai dienai išlieka, Izraelis taip mąsto. Ir ne tik Izraelis. Tuo mes pažiūrėsim, kas gali dar paremti šitos dalykus. Tai tada praktiškai rimtesnės kovos artimuosios rytuos nėra. Ir artimieji rytai lieka kuo? Būtent savarankiška, pakankamai savarankiškų regionų, kuris gali nepaklusti. Jam užtenka energijos resursų, jam užtenka, jis turi to, ko neturi, sakykime, kitos teritorijos, ir kuri labai reikalinga bus. Tai čia yra tas regiono specifika.